Dažnai sulaukiu susirūpinimo iš paciento, ar tikrai būtinas dar vienas rentgenologinis tyrimas. Šiuolaikinė odontologija turi labai aukštus gydymo sėkmės procentus. Ir tai yra todėl, kad prieš pradėdami darbą turime pakankamą kiekį informacijos. Juk tyrimai ir diagnostika yra neatsiejama gydymo dalis. O dabar kiek vaizdingiau. Suvalgę vieną bananą gaunate 0,1 mikrozieverto radiacinės apšvitos, o atlikę dentalinę rentgeno nuotrauką gaunate 0,2 mikrozieverto radiacinės apšvitos, kas atitiktų 2 bananus. Atlikę panoraminę dantų rentgeno nuotrauką gaunate dozę, kuri atitinka 2-3 dienas ir taip gaunamos kasdienės radiacinės apšvitos. Na, o jei prireikia atlikti kompiuterinės tomografijos tyrimą, priklausomai nuo apimties ir individualių aparato savybių, tai atitiktų nuo 1,5 iki 4 valandų skrydį lėktuvu.